nauja komanda. Debiutavo 3 žmonės iš bėdos, nes 4 komandos nariai niekam negalėjo žaisti dėl lygų, dėl išvykimų ir taip toliau. Tai vat pasikvietėm 3 naujus, kur net vardų nežinom, susipažinom ir žaidėm. Tai gal fiziškai nauja komanda. Tai naivu buvo tikėtis galbūt pergalės. Ir džiugu, kad normaliai išėjo sukovoti iš tikrųjų. O kas, ta prasme, kas liečia galutinį rezultatą. O šiaip dėl ko pralošėm, vieną iš priežasčių, kad neapsigynėm prieš jų mažą žmogų Rinkevičių. Ir jam labai gerai talkino Žilinskis, kuris laisvas irgi sumetė tolimus metimus. Rinkevičius gerai asistavo komandos draugam. Tai prasme, įmetinėjo kamuolius aukštus. Galbūt pralošėm lentą dar. Vieną galėčiau paminėti iš prieš, kas sąlygo, kad pralošė. Šiaip, taip tiesiai šviesiai pasakysiu, nelabai ir tikėjomės, kad iš jų šiandien žaisim. Galvojom, bus įskaitinis minus 20 taškų, o gavom tik minus 7. Tai galim džiaugtis. Komanda priešininkų buvo pakankamai stipri, užimanti geras pozicijas turnyriniai lenteliai. Tai, kaip matėt, rungtynių pradžią daug metė tritaškių, nemažai jų pataikė, paskui kažkaip tai antroj daly šiek tiek pavargo ir pataikymas sumažėjo, o mūsų komanda pakankamai buvo visi susirinkę, nebuvo keletą žaidėjų, bet buvom susikaupę, pataikėm irgi iš toli, apsimėtėm tritaškiais. Manau, kad daugiau metimų mes sumetėm, buvom greitesni, spurtesni ir tas ir lėmė mūsų varžybų sėkmę.